Taigi, treneri, sveikinimai su pergalė, jūsų akimis, kokioje formoje šiuo metu yra komanda? Kol kas toli dar nuo to, ką norim matyti. Potencialas tai didžiulis yra komandos, bet labai dar daug tų detalių ypatingai reikia išdirbti. Bendras vaizdas, tai jau bazė kažkokią esam pasistatę, bet dabar tas mažas detalės reikia išdirbinėti. Tai va šiandien pasimatė, kiek dar trūksta, tai tiek. Teoriškai viena žaidėja šiandieną Aistėse žaidė, Gedvilė Savostaitė 46 naudingumo balai, visa komanda buvo minuse, Gedvilė 46, ar galima sakyti, kad Aistė šiandien traukė vieną žaidėją? Tai taip išeina. Tai kažkas visada turi, nebūna taip, kad niekas nesužaidžia komandai, kažkas vis tiek turi sužaisti. Tai šiandien gavos Gedvilė, dar antrą pusę atėjo palaikyti, tai dar kaip ant sparnų tikriausiai pradėjo žaisti. Tai taip ir gavos. Congratulations with the victory. Your thoughts about this game? The game was not very good. We made mistakes, also the rebounds, and I think we need to work harder in practices and preparing for next games. That was your first game in Lithuania, official game for Klaipėdos Neptūnas. What do you like the most here in Lithuania and in Klaipėda? I don't know. I like this country. Like we have this similar vibe. I don't know, something like that. Treneri, prisvilo pirmas blynas, bet supranta turbūt su kuo žaidėt. Jo, suprantam, prieš ką žaidėm, prieš rimtą komandą su gerom žaidėjom ir šiaip labai esu patenkintas savo žaidėjom. Tikrai davėm gerą kovą, tik ketvirtam kėlinį jau paleidom, nes greičiausiai jėgų pritrūko, bet šiaip tai sveikinu merginą su tokia kova ir taip tik toliau. Kaip galėtumėt paaiškinti tai, kad Gedvilė Savostaitė surinko 46 naudingumo balus, o jeigu sudėsim visų kitų likusių žaidėjų, naudingumo balus yra -13? Tai manau, jinai parodė, kad tikrai turi charakterį, aš jos visą laiką to prašau ir jinai gali tą daryti visą laiką. Taigi Gedvilė sezono startas pačiai susiklostė kur kas geriau negu komandai, 46 naudingumo balai, daugiau negu visa komanda, kuri surinko -13. Kiek pačiai smagu dėl savo tokio pasirodymo, neskaitant to, kad komanda pralaimėjo? Smagu, aišku, bet vis tiek svarbiausia yra komandinis rezultatas. Aišku, reikia imtis iniciatyvos, bet, sakykime, tenkina šiai dienai mūsų šitas rezultatas, kad ir pralošėm, bet 3 kėlinius tikrai gerai laikėmės, tai džiaugiuosi dėl komandos ir dirbsim toliau.